Prieš pradedant valyti žarnyną, reikėtų išsivalyti galvą. Skamba gal žiaurokai, bet dėja tai yra tiesa. Žmogaus organizmas atsinaujina kas kiek tai laiko. Pavyzdžiui, minkštieji audiniai atsinaujina nuo 2 iki 3 metų, kauliniai audiniai atsinaujina nuo 5 iki 7 metų, oda atsinaujina iki mėnesio laiko. Tas atsinaujinimas vyksta, kad mes turime turėti sveiką ląstelę organizme, kad ši ląstelė gimdytų sveikus vaikučius, žodžiu, ateitų į mūsų organizmą sveikos ląstelės ir taip mūsų organizmas atsistato su sveikom ląstelėm. Deja, žmonės, kurie ateina į detokso programą, pradeda vartoti detoks programą, jie galvoja, kad per kelias dienas ši programa padarys stebuklus. Deja, taip nėra. Nei fokusų čia, nei stebuklų čia nebūna. Kiekvienas organizmas yra skirtingas. Vienam gali užtekti rezultatus pajausti labai greitai, kitiems gali užtrukti tai ir ilgiau. Tai priklauso nuo jūsų norimos išspręsti problemos. Nes atminkit vieną dalyką. Kiek metų jūs tą problemą turėjot savimi, tai tiek mėnesių jau mažiausiai reikės rūpinti savo organizmu, jį valyti, atstatyti, kad ši problema iš jūsų išeitų. Visame kame yra reikalingas laikas, reikalinga kantrybė ir reikalingas procesas. Taigi, jeigu esi suprantantis žmogus, kad visa tai vyksta ne per vieną dieną ir nori išsispręsti savo problemas, parašyk man vienetuką ir aš su tavim susisieksiu, rasime sprendimą tavo problemai.